Sveiki, šiandien jau pradėjom ruošti sėjai, valom sėklą, reikia užsikabinti sėjauką, biškį ten pasitvarkyti, einam pažiūrėti, kaip sekas valyti sėklą. Va taip vyksta grūdų valymo darbai, bet greičiausiai su tokia valoma jau paskutiniai metai. Kitais metais reikia žiūrėti, ką nors tokia modernesnė įsigyti, nes čia tai nesąmonė gryna. Atsikabinsim dabar preso ir po to kabinsimės sėjauką antais yra. Reikia biškį dar pasitvarkyti, susitepti viską ir bus paruošta sėjai. Leiskim rimtuvą į apačią. Einu dabar atsikabinsiu ir po to varom prie sėjaukas. O taip, toj kabinsimės sėjauką Nordsten. Pas manęs jau naujesnis čia modelis Nordsteno. Einu susirasiu obuolius, susidėti reikia, kaiščiukus ir tada privažiuosim, bandysim pakelti. Raštučio pagalvom tokių. Ai. Pažiūrėkit, kiek prilinda šitai. Oho. Žinot, tai va tie iš tikrųjų skaudiai bados. Nu dabar į reikalų. Pasidėjau aš tą džemperį. Baisu, ne kaip bados, kas jau. Žinot, kai būn kaime sonais, kur aš šonų radau, net nepastebėjau. Geras šiandien vairis. Žiūrėt, ką čia galim padaryti. Matyt, čia gal kur nors anu, aš pasigalau. Kur jūs čia esat? Šaudot. Ars netrukdys. Oi.
Pasijaučiau bus užrūdės. Ne, dar nėra, žiūrėk. Okay. Čia negerai. Ну. Оп. Paskui. Vis tiek ta šaiba kažkur nukrito. Vyram. Where are you? This is me. Nerando aš tų šaibos. Nėr tai nėr. Keliam į viršų. O. Labai gerai, kai yra ant sparnų mygtukai, tada gali labai lengvai traukę suversti. O kai nėra, jau tada biškį reikalų. Okay. Čia. Šitų daiktų reikia.
pasijungsim apšvietimą, bet reikia dar eiti tvarkyti fendui, kas šeika neveikia apšvietims. Sugeda. Gerai. Jo, bandom parsivaryti arčiau kiemą. 4 metrų, šiaip labai galinga sėjamoji. O, čia turim reikalų biškį. Nė tai paprasta išvažiuoti, o svoris irgi nusigers. Šiaip man patinka sėjalka. Labai blogai, kad ne po stogu stovu. Bet visą laiką. Grandinė suteptava, viskas neblogai. Vyksta remonto darba. Nu, šitą irgi pasijėdis kaištis. Čia bus. Ir biški va tik kaištis padėlės čiučiut. Iš tikrųjų labai norėjau sutvarkyti tą vietą. Tas kaištis yra šitai va padėlės. Ir čia, kaip suprantu, pagal mane kažkokias įvarės stovi vidui. Čia turėtų kažkaip išsikalti lauk. Bet dabar nusprendžiau, kad neužtiksiu. Jeigu lys kokią dieną, tada paimsim ir šardysim. Arba iš vis kitam sezonui pavasariniui reikės susitvarkyti. Dabar surenk atgal ir palieku taip kaip ir. Vakarė, jeigu noriu sėti, čia dabar užsiimsiu su tokiu to remontu. Tikrai nemažas remontas. Nes čia neaišku, kada čia pavyktų sutvarkyti. Na, matot, kaip anai ir išdėlus.
100% kažkokie įvairios to vidai. Įdedam spyruklį atgal. Viską sutepsiu, tvarkysiu ir atlaikys. Vienintelė vieta, kur kas čia dabar ir, pavyzdžiui, va tos vietas neinu užfiksuoti. Va čia toks kaištis, va persikiš. Paskui ką pakelsiu, aš jums parodysiu, pademonstruosiu, kaip čia kas čia veik. Na dabar apžiūrėkim. Grandinikės kaip atrodo čia viskas. Atsinešiu biškį tepaliuką, užpilsim. Ir vat susitepam, viską susitvarkom ir būsim pasiruošę. Tepala yra. Čia jau pas manęs yra vario dėžė. Sakė tas pats kaip Amazoniai, 1:1. O taip šitai valdos. Labai čia visi paprastai. Paskui parodysiu, kaip pasisveriu normą, kaip pasidaru. Na, aišku, čia šitai va tepalą praleidžia. Bet to tepalą yra šitai pilnakis. Dapilti jau nereikia. Tiekite praleid matyti. Gerai, mažiau rūdės. Einu atsinešiu štauperį tepalą, patepsiu biškį grandinės ir praeisim tepimo taškus. Grandinėm tepti va tokios vietos. Irgi va Nigrols pats geriausias tepalas. Viskas suka šitai, nieks neužrūdės. Aišku, tik nereikia persistengti. Bet patepti reikia. Jeigu čia į nuvarpto tepaliuką, nieko tokio nerūdės. Va taip. Čia sutepta. Sakysiu, čia negalima tepti, čia prieis dulkių ir taip toliau, užkart bus labanakt. Nieks čia nebus labanakt, viskas labai gerai laikys, liuks. Užsideda dangtelį, šitų dulkių patenk labai minimaliai. Pavyzdžiui, kur turiu juko sėjalką, tai aš jau nežinau, nuo pat mažens sėjau ir visą laiką su Nigrolu pasitepdavau grandinės, o ten iš vis atvirai, visi dantračiai, nei aš tų grandinių ten keičiau, nei žvaigždučių realiai reikėjo keisti. Ir kažkaip labai gerai laiko. Nigrol su dulkiam gerą duoti tepimą.
Galim lėkštę užkart susitepti, kad nereikėtų lipti. Paskui į viršų tepti ten bereikal. O, matai, žiūrėk, kiek vandens buvo. O, ten plauka kaistuoja, visko, visur prilyn. Nu, va, dabar galime eiti susitepti. Daug čia nėra tų tepimo taškų, volui va yra. Viskas. Nu va, radau va tokį šitai daiktą. Bet turėjau dar mažesnį. Šiaip neaišku, ar pavyks su tokį drambliniu išsukti. Bet čia į taip jau neblika. Įskrida į vidų. Nežinau, čia gerai. O. Na, šiandien tų darbų visokiausių belenkiek nėra kada net ką nufilmuoti. Tai dabar varom, parodysiu, kas atsitiko bevežant grūdų maišą. Tokia jau plati reikalus, o navažiuoti. Jau čia pagalvoju, kaip čia geriau man vapšė reikia atbulinių varyti. Apsisukti labai sunkiai bus. Vežiau maišą ir išvirtą. Suplyšo, nutrūko va tokias ausis buvo. Bandžiau vežti ant 3 ausų ir nepasisekė. Reikia vis dėlto ant 4 vežti. Nebeveikia gabaritai fendui. Reikia žiūrėti, kas čia į. Nu, fendui, kai labai gerai saugikliai įdėti, labai jau patogenus matyti. Vieną jau saugiklį radau nukepusi, eina atsinešdam tokį patį 15-kinis. Reikia apžiūrėti, gal daužkart reikia pakeisti. Gabaritų nesutvarkiau,
kai kuriau su to startu ir kažką nukepinau, matyti daugiau. Nu, o dabar sversimės normą. Nu, turi. Du, 3, 10 pus kartą. Tai svarai kažkokie aliejai. Du 6. Du 6. Mažai. Toks jausmas, kad biškį noriu prašokinėti grandinę tekinuko to varomoje. Pabandysim biškį sutepti. Na, čia tas tepals, aišku, irgi ne kažką. Reikėtų šiaip eiti tvarką atsinešti ir normaliai tada galėtų susitepti. Pabandyti reikėtų atsinešti, atsukti. Jeigu atsuksim, pažiūrėsim, kas čia į. Atrodo atsys. O. Nu, turėtų biškį būt geriau. Viens, du, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
90 į pusę. Nešam sverti. Išmaunu sėt kviečių, dabar yra 8 valandą, na jau greitai temsta iš tikrųjų. Da gers pusvalandį, bus tamsu. Va tik tiek, kad bjauriai turiu įvažiuoti per piemenį. Šiąnakt panaktinėsim, niek nepadarysiu jau. Ir kaip ir. Svarbu, kad įkeitų man viskas normaliai. Tos karvės, žiūriu, tokios nėra, nes šį vakar duodas matyt, kaip prieš lietų jau. Reiškia, jau voras keisis. Aš prisikruojęs pilnas ėjalka, vos nepasakiau šienapjevę. Tai jau tas svoris. Darote. Na, tikėkimės neužkliusim už tenens. Nes čia visko gali būti. Nu, davai, kelk į viršų. Pavyko. Jau buvo pačiupęs piemenį, bet pavyko pravažiuoti. Da nepasmeiksi tavęs čia. Išsikabinta į orį išsikabina. Matysiu vakar, jeigu nepaslinks, parsivaryti traktorių, pasiliksiu čia. Nes čia pakol aš da pabaigsiu, ilgai išeis. Nusileiskim ratą žemyn. Ir viskas, pradedam.
stabdysim laiką. Tai jau nusireguliuosim rėbuoženklius. Bet panašiai yra. Arba įsijungsim dar tokias komandas. Greitį sėsim 8,5 kažkur. Iškarčiau čia pervažiuokim. Priekį įsijungsim. Leidžiam koją. Na ir bandom. Oho, kaip gerai išsidirbu žemę. So. Ai, čia biškai ir žiūri reikalų. Oi, prasided. Per daug lendi žemę žiūriu. Kažin dar, ne, čia palauk, pažiūrėkim, koks spaudims yra. Labai spaudžia. Pasakyčiau. Jeigu ne, tada dar pakelsim biškį viršų jau kiek eis. Kaip nors susireguliuosiu. Dar sumažinu traktoriai suspaudimą į žemę, kiek jau įmanoma. Iš visko 20% padarykim. Nu, reikia į datus versti į viršų, lyginim lentas.
taip ir sėju šį vakarą. Biškį apšvietimą gal reikėtų geresnė, bet gerai ir. Bandau irgi per įmenę technologiją sudiskavom ir dabar sėjom su Nordsintą sėjalką. Aišku, ir su įdirbimu ant tiek išsidirba ta žemė, kad traktorius mengi. Iš tikrųjų, kai ir su plūgi šarta ta žemė biškį ir kitokia, o kai ir va taip tas skutimas toksai iš vis dar kitaip atrodo ta žemė. Nu, nežinau, bus matyti. Nesu bandęs pirm kartą, bandau, pamatysim, kas čia gausis, neįsivaizduoju. Bet su arimu tai arsim kas antrą metą vis tiek. Vieną kartą arsim, kitą kartą nearsim. Nu, va, taip šitai. Na, trumpai parodysiu, kaip vyksta darbai pas mane, kaip aš sėju grūdus. Atsivežu su krautuvu maišą, pasikeliu virš sėjalkos, prasipjaunu apačią, nors jau ten taip po biškį bėg, ir prisipilu su kibiriuku pilną sėjalką grūdų. Tai dabar einam, apžiūrėsim trumpai visą procesą, kaip kas vyksta. Per daug neprapjaukim. Na, tie maišai jau tokie. Oras tai keičiasi, iš tikrųjų greičiausiai, kad rytoj rimtai pradės lyti. Nebent dar rytoj suspėsim iki lietaus dar vien gabal pasėti. Labai muselės puol. Neįmanoma. Nu, tai po biškį prisipili. Normaliai ir. Taip šitai. O, aukštikišų skylę. Darom. Neveik dabar apšvietims, nes neveikia gabaritai traktoriai. Nei čia nieks nedeg, nei čia. Nei posūkiai veik, nieks neveik.
Nu, hidraulį pataupykim. Prožektorių pasiimsiu. Ir varysiu. Tik tai žiūriu, dar peilį palikau. Tuoj pasikeliu, apsižiūriu. Na, įvarau toliau tada. Jo, prisikrūvau pilną sėjalką, dabar vėl galiu varyti. Kažkur 3 hektarus turėčiau apsėti vat, su viena sėjalka. Nu, 2,7. Apie 2,5 tai tikrai. Aišku, iki galo aš neišsėjau jonos, bet virš 2 hektarų turėčiau vis tiek pasiekti. Nu, tai dar biškį liko. Prisipilio trečią sėjalką, varosi toliau, tik tai vėjas pakilo, privarė į akis šiukšlių. Akį griauž dabar vieną biškį. Pilna dabar vabalų visokiausių. Reikia eiti jau prasiplauti su vandeniu, neįmanoma. Labai daug dulkių į akis, tai dabar sekančią pripilsiu sėjalką. Reikia žiūrėti, būtinai statyti taip, kad vėjas nupūstų visos šiukšlės, nes gauni tą pačią beicą, visko, tai ypač šitas akis pradėt griaužti. Tai dabar biškį prasiplovau, jau geriau, nes taip tai buvo neįmanoma, tie griaužia, dabar biškį jau geriau. Pakilo vėjas, reiškia, kažką atneša rytoj, nebus lietus kitais. Nes įdomus tas oras toksai. Aišku, norėčiau, kada neleid kokias 4 dienas. Apsisėčiau ir tada visus laukus. Kad visą laiką man pritrūks kelių dienų. Ką padarysiu ir kaip ir. Dar toksai mano pastebėjimas, kad kai ir nearta žemė dabar, vat išdirbus, matos ant tokia drėgnesnė, bet kur yra, dėkim, šlapesnės tos vietos, pelkės, kur maždaug ten yra, tai vat jau ten sunkiau, pavyzdžiui, traukiau, užkarkiau sėjalką, aiškiai būn, kad išarį su plūgu, tai tokių bairių nėra rudenį sėjant, o vat jau suskutiko, jau yra, tai jau traktoriai ir kartais kalbėjai patėm. Tai aš taip dabar ir stebiausi, kodėl dauguma jau su tais dubliais laksta, nes iš tikrųjų ir daug aišku šlapių vietų ir nepatraukia traktoriai, bet dublius, sėjalkas didelės. Mano irgi čia nie tokia maža, bet kaip nors susitarsiu. Čia tai vietoj kažko labai buvau užstrigęs, bet tikėkimės, tai ištepsiu. Vietom žiūriu, kažkaip noriu pasivažiuoti. Čia įdomiai apsukas, kodėl tu tiek susikėlei, kad tu čia tokį plūgą tempi dabar. Matai, kad įdomiai čia. Kokio tikslu čia tą kalną turi savo prie padangų. Šiaip
Visą dirvą atsėjau normaliai, dabar čia kažkas užplaukė. Na, biš pakritė, jau apsuks 1700, šiaip siejant 1500 apsukų. O dabar jau gazuojas fendas. Na, bet mes nuteimsim vis tiek iki galo, ką čia turi tiek prisikabinės. Iš žemė. Nepasiduosim. O, biškiau pakrito apsukas. Čia ta žemė matyt kažkokia. Nėriau čia įspūdinga ta žemė toj vietoj. Ir pelkių, na, tokia visokia. Dabar matysim, apsisuksiu. O, kai bus grįžta. Šiaip, jeigu kur nors toliau važiuoti, tai jau reikia dėti žnyplės. Užsideda ant priekiaus ir tos svoriaus tada pilnai pakank. Tad gaunas geras balansas. Dabar, kad niek nesusidėjęs, jau taip jau arba išprikelnuot priekį, nes tikrai ir didelis svoris. Sėjamoj 4 metrų, taip kad nėra jokių čia patemti. Ir aišku, pakelti. Čia svarbiausia yra, pakelti. Nes biški pasvera. Bet aš vadžiaugęs, kad ten toks vis tiek patraukė tą sėjimą ir pakelia ir gali dirbti normaliai. Žinau, bandysiu su muzika. Žiūriu, kad seliarkai, nežinau, ar užteiksi seliarkas ar ne. Ten matote, po kairę pusę, pats skambintis. 3 brūkšniukai. Čia turėčiau užtekti. Jau daugiau negu pusė esu pavaręs čia. Čia sėjau. Tam laukia yra 10 hektarų. Tai nežinau. Naktis yra dabar, bet kelintas čia 4 ar 5 sėjaukai jau pasikrovau, tai turėčiau jau būti nemažai pasėjęs. Manau, dar kokią gerą valandą gal ir priartėsiu prie finišo. Nu jau pačiu laiku ir sustojau, nes jau sėklas jau kampuose minimaliai, bet svarbu, ką buvo. Dar kažin ar neteks. Čia jau nebus pilnas sėjauks iš to maišo, tai reiks dar vieną užsikabinti tada maišelį. Nes pilnas sėjalkas tai tikrai ką reikia. Kur tu išrėdė? Nu, gal gerai bus. Aišku, atrodo biškai gal baugu, kad čia palys po tokiu rubuilių maišų, bet ką padarys toks gyvenimas. Visą laiką stengiuosi pasistatyti į dešinę pusę, man patogiau
į kairę pusę, kaip sakant, su kiberiuku susikabinti. Niekados nestatau į kairę. Va tokių tų sejalkų su tais mažais tokiais bunkeriais ir toks minusas, kad negaliu iš karto atėjęs paimti, atrišti maišą, pavyzdžiui, ir išpilti. Čia turi sugadinti jau tą maišą. Bet užkiši, ką nors dar panaudoji. Nereikia už kartą jau mest lauk. Šitai tas maišas jau baiginėjos, kaip boksą kriaušę gali, kai nori padaužyti. Jeigu sunervuoja koksai traktorius, pavyzdžiui, mėlynas traktorius, visi varo dieną naktį, lietaus praneš, nori visi pasibaigti. Nu ką, varu dabar kitą maišą prisikabinti. Jau su pirštiniam tom nemoku važiuoti. Vieną ausį turim. Einam kitą įkišim, jeigu dasieksim. Čia mes kitą. Į kairę. Šiandien vienam maišų ausis nutrūko, tai reikia biškį atsargiau vežti. Grinai va tokios rūšies maišą. Na, bet aš vežiau ant 3 ausų, ne ant 4. Tai buvo viskas. Biškį per duobę buvo pumpti ir maišas ant žemės. Užkišau kiberiuką ir taip nukreipiau grūdus, kad bėgtų toliau į kitą sekciją grūdai. Mažiau kabinti reikia. Automatinis. Viskas automatizuota pas mane. Jokia rankinė darba nėra. Čia kai pamaišau, tas nesiskaita.
Tie kiberiukai labai greit lūžta, tai jau reikia atsargiai su tokiu. Jau ne vieną esu suskaldęs. Užteks. O, užkiškim skylę. Užkiškim skylę. Ne. Neišbėgtų. Nu, tą likutį, kas susipilsiu. Sejalka, jeigu kartais nebreikės, o vis tiek dar nemažai ištiesim. Jeigu lys, tai nesulys maišas. Nes aš tą krautuvą tai paliksiu čia dabar laukus. Namo nevarysiu šitą. Ir ką, jaučka varom tam laukia paskutinę sejalką ištieti.